Tai ką, sveiki, šiandien esame Litexpo parodoje Auto Show renginyje. Tai bus šioks toks video apie automobilius, tiek daily carus, tiek drift carus ir panašiai. Ir pamatysit gal biškį tokių retesnių modelių ir panašiai. Tai ką, einam į apžvalgą ir gal kažką gero čia ir pamatysiu ir pateiksiu jums. Klasikinis E30 kabrioletas. Labai gražus šiaip. Galiu pasakyti, gyvas kėbulas. Šiaip gražus. Tik nesu matęs tokių šiaip realiai ratukų. Nesu matęs tokių šiaip ratukų, tokie įdomus. Bet man asmeniškai tai čia skonio reikalas, pažiūrėkit. Opa. Kažkaip nelabai. Žiūrėkit, koks dar variatas modelis. Žiūrėkit. Ratukai, žiūrėkit. BBS ratukai, aišku, čia gana, sakyčiau, brangus. Čia grubiai vertė kažkur apie 1000 eurų, kažkas tokio bus, aišku, sunku pasakyti. Šiaip labai gražu, bet čia toks klasikinis E3, aišku, nelabai man baltas salonas, aišku, matosi jau, bet ne, tai čia visas yra restauruotas. Vau. Gražu. Dar vienas. Nu, asmeniškai, žiūrėkit, chebra. Lyginti šitos babos ratukus ir šitos, tai man asmeniškai šitie gražesni, nu tokie kaip klasikos primena. Variklio skyrius, bet man klausimas, ar čia nebus kartais čipuotas motoras, bet lyg ir ne. Nu, tikrai gražu. Ypač kai kapotas dar neės į kitą pusę. Žiūrėkit, vau. Galas, pažiūrėkit. Gražu. Vau. Nu, važiuokit dar kai ką aptikau įdomaus. Gražu, nu aišku, čia amerikonai pagrinde. Nu, nelabai man, žinau, kad amerikonai chebra, nelabai. Bet čia, sakyčiau, skonio reikalas ir panašiai. Ir tiek. Šiaip, tai va, žiūrėkit kokia audinė, išdrakoninta. Žiūrėkit. Bet čia man toks vis, ar čia nebus sportinės, labai jau, žiūrėkit, sportinė audinė radau. Tai klausimas. Čia kokio čia autosporto, ar čia ralio, ar čia... Bet tikrai ne drifto, nes, pavyzdžiui, drifto tai nėra hidraulinio rankinio, bet čia sudėtas, nežinau, ar matysis per kamerą, bet čia sudėtas raubaras, tai šiaip labai įdomus. Ir čia, jeigu matau, čia gale, jeigu gerai suprantu, kad čia sumontuotas, įsivaizduoju, čia gal kuro bakas kažkas, bet sunku pasakyti, nes sunku pasakyti, ratukai įdomu. Visai nieko ratukas. Bet čia sakau, čia skonio reikalas. Žiūrėkit, esu šitą matęs Drift Masteriuose. Labai panašus. Čia jeigu neklystu, nors neklystu. O va čia žiūrėkit. Čia bus, man atrodo, drift automobilis, bet čia klausimas. Bet čia man atrodo, žinau, kad bus semi-pro, nes jeigu šiaip būtų pro lygos drift automobilis, tai visas kėbulas būtų
lankas sudėti ir panašiai. Nes va, čia chebra gali pasižiūrėti, čia va yra robaras, tai čia semiproti kažkur grubiai čia pusė tik tai šitą va, robaras. O čia va nėra lankų, tai čia įturiu čia kažkoks įdomesnis toks projektas, bet čia kas svarbiausia, čia Nissanas. Gaila net... Jo, nes man kažkaip įtarimas kapotas, tai padaryti dėl variklio ventiliacijos ir panašiai. Einam toliau. Žiūrėkit, ką aptikau va. E36 kregždė vadinamas dylis Vrom 6, tik aš dar stebiuosi, kaip šitas automobilis vis dar gyvas po tiek metų, labiau prižiūrėtas. Bliam antrą kartą matau kažkaip, bet toks vis, kad nori, bet čia jau gerai bus pasiruošęs. Va. Esu matęs, kaip važiavo semipro Alytuj gyvai. Bet tada, jeigu gerai pamenu, tai dabar klausimas. Jeigu gerai pamenu, tai buvo galinis buferis daužytas. Nu va, yra kontaktų, driftava. O, geras. Legendinė vieta. Kaip iki šiol šitą atsimenu. Bet čia plėvė, aišku, čia plėvelė užvrapinta. Kiek dabar žiūrėjau video, tai dabar E30 metais tai visą dažį, kiek žiūrėjau. Aišku, Uphill tai gerai pasiskipė, antrame etape semipro tai paėmė pirmą vietą ir panašiai. Einu dar reikia pažiūrėti dar F3. Tai va, čia kaip ir minėjau, čia yra 5 virgas susvapintas. Bet va, įdomiausia, tai va tavo, nežinau, ar kas matysis, bet pagrindiečiai yra automato DCT dėžė, kiek domėjausi, tai tu tokią dėžę gali naudoti autosporte driftui, bet jinai yra programuota ir perdaryta į mechaną, tam, kad tu mėtai bėgius ir tu galėtum mėtyti bėgius ir panašiai. Tai vienas dalykas sužinau, kad jeigu tu lipi, sakykime, nuo 7 arba nuo 7 iki 800 arklių, ta dėžė jau nelaiko tau, jinai pradeda gesti grubiai tarp top 8, top 4 porinių važiavimų, nes automatiškai ta dėžė bijo spardymo sankabos. Tai jeigu tu daug spardysi, tai grubiai jinai tau ir perkas ir jinai jau neveikia tinkamai ir panašiai. Bet šiaip galiu pasakyti, kai pirmą kartą matau šitą automobilį, šiaip gražu. Bet aš niekada nesuprasiu vieno dalyko, kam šitas spoileris šitinis. Dar šitas dar skaitau, čia visai gražu. Gražu. Tai vat. Blum. You can try them on if you want. You can adjust the size on the back side. Nu, va. Ką čia toliau parodyti? Toks va, įdomesnis projektas. Nu, realiai nežinau, ar aš spėsiu viską apeiti ir panašiai, bet susistengsiu. Žiūrėk, kokios dar klasikos radau. Golfas toks įdomesnis. Man labai gražu. Nu, yra tokia šiaip man. Man gražu, kad dar gyvas kėbulas. Multivanas. Bet čia
Šiaip grubiai šiaip matos, kad čia yra restauruotas ir panašiai, bet šiaip gražus. Bet matos, kad čia restauruotas, šiaip prikeltas į... Žiūrėk, kokį dar BMS vardu, bet čia man atrodo, aš žiūriu šitą dalyką, šitą aparatą, aš čia nebus E38 vadinamas ryklys. Labai sunku ką pakomentuoti. O, automatas. Automatas, nice. Nu, blema, nu gražu, dar šiaip juodas, šiaip visai žiūrisi gerai. Bet čia va tų laikų. Geriausia tada buvo komplektacija. Va čia tai tema. Nu, tikrai gražu. Tai va, vieną patalpą apėjau ir einame prie kitos patalpos. Pažiūrėsim, kas ten geresnio. Va, žiūrėkit. Žiūrėkit, va, ką daro, radau. Įdomus, bet čia... Bliam, labai įdomus šrift. Rankinis labai toks įdomesnis. Gražu. Nu va, žiūrėkit, va dar kai. Atėjau dar va kitur pasižvalgyti, žiūrėkit, ką. Kokie gražus ratlankiai. Gražu tikrai. Dar vienas toks va įdomesnis. Labai šiaip gražu. Su multimedija. Gražu. O, nu čia tokį Toyotos motoras įdėtas gale. Čia gale, kaip suprantu, variklis asfaltintas ar kaip čia. Ja. Nu va, tai einam į dar vieną patalpą, pasigražėja, kad M2, bet čia man atrodo F22 senesnis, bet standartinis salonas ir komplektacija. O čia raubaras. Kaip suprast? Hebra. Kaip tokia įdomu, kokios rytys dalyvauja. Nu va, džipai visokie va tokie. Ne, labai šiaip, ką turiu papasakot. Irgi. Nu va. O čia, kad kažkada va, vaikai žiūrėdama šitos mašinos lekia. O dabar matom, kaip tiesiog stovi parodoj. Bet šiaip, nu, gražu pažiūrėti ir kaip jos stovi. Tai gali apžvelgti ir susidaryti bendrą vaizdą, kaip viskas atrodo realybėj ir panašiai. Pažiūrėkit. Oi, koks grožis. Ai. Gražu. Камаро, блям, žalia. Šitas žalia šiaip labai gražus, bet įdomu. Gražu. Ai. Gražu.
Kas čia? Čia žiūrėk, čia Fordas, čia policijos, bet... Kas čia per? Mašina. Čia ką, amerikietiškas variantas? What the fuck? Hebra, davai komentaruose, sakykit. Parašykit nuomonę. Toks įdomesnis. Tikrai gražu labai. Čia atrodo, čia toks amerikonas. Žiūrėkit, kas ko kapotų. Sportinė turba. Labai gražu. Realiai kaip paroda, tai galiu pasakyti. Šiaip visai gražu. Ir šiaip ir patinka. Tikrai labai gražu. Automatas, nežinau, ar kažkas matytus matosi. Ir aš labai žinau, kad Hebra nori labai galą užfiksuoti. Žiūrėk, tu viški numeriai. Tai ką, einam toliau, žiūrėsim dar kelis aparatus, tiksliau, yra dar ką pažiūrėti. Opa, kokie antikvarai. Lietuvos klasinių automobilių. Bliam, labai gražu. Šį Hebra tas dar tas senovinis kvapas. Wow. Gražu. Labai gražu. Realiai nežinau, ką daugiau parodyti. Neįsivaizduoju, žinok. Dar vienas toks egzempliorius. Va čia tai amerikinis variantas. Gražu, labai gražu. Taip. Čia tokie klasikiniai tokie amerikonai. Hebra, pažiūrėkit, kokia čia ilga mašina. Žiūrėkit, ratukai tai gražus. Ratukai gražus, bet stebėkit va dabar va tai, ką aš pamačiau. What the fuck? Kas čia kume rato net nėra. What the fuck? Čia pirmą kartą dar tokį su dropą padarė. Taip sudropintas va kėblas, pažiūrėkit. Kurme. Ilgas ir žiūrėkit. Einu savo. Blin, tikrai gražu. Net išmetimas tuo liesis. Dar vienas. Asmeniškai nenorėčiau tokio dropo. Nenorėčiau. Šiaip šitas gražus, šiaip salonas, baltas labai. Realiai, nežinau, realiai kaip, žinokit, Hebra, kaip limuzinas. Kaip limuzinas. Nieko daugiau negaliu pasakyti. Ir tiek. Gražu. Tai, ką. Ir viskas. Va, žiūrėkit. Pagaliau pas vieną amerikoną atidarytas kapotas bus galima pažiūrėti. Va. Sportinis, man atrodo, filtras. Va šitas filmo, jeigu neklystu, šiaip komentarus prašykite, čia sportinis ar ne. Šiaip dėl įdomumo. Ar aš gal maišau, bet sunku pasakyti. Žiūrėkit, amerikietiška fūra. Iš kito žemyno. Va čia yra tema. Va čia tai vau.
Liam, kaip gražu. Pirmą kartą matau tokį, realybį tokį. Tai ką, einam į lauką dar apžvelgsim ten. Ir kaip ir viskas bus. Nu, į lauką išėjau dar va, biškį aparatą apžiūrėt. Va. Šito nepasakysiu kaip vadinasi, bet čia man atrodo, trim. Palauk, kaip pažiūrėt galą. Čia trim ketvirtas. Ratukai GBBS šiaip gražus, tikrai gražus. Kiem šeštas. Su įdomiu išmetimu. Ratai nuo glaustoko, ne mano skonio. Toliau kas trim šeši krekždė vadinama. O gal ir slyva, o gal trim devintas. Ne, trim devintas maišau. Bet vairas, bliam, gražus. Gražu. Nu ir va, 36 kompaktas. Gyvas kėlas. 318T. Nice. Gražu. Labai gražu. Kabrikas, 36. Nu, realiai, kaip ir viskas, taip pagreit apėjau. Va dar va, kelis va, mačiau. Va. Subarikas. Išdrakonintas su bodykitu. Nu, ratukai skonio reikalas. Raubaras įdėtus. Okei. Nu, gražu. Nu, va, visus realiai apie jau objektus. Trust myself. Oh, I'm gonna love myself. I'm gonna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. I'm gonna trust myself, be enough for myself. Ką, matom sekančią video Kačerginėj, šėrykloj. Ką, iki.